Sveiki, aš esu Auksė Lapase ir šiandieną bus filmukas Gimtadienio tortas dingo antra dalis. Gero žiūrėjimo. Bet siaubas per savo gimtadienį mus išvarė, tai neįtikėtina. Strazdanėlė, nesupras klaidingai. Nereikėjo tikėti rausvute. Tada viskas būtų gerai, nereikėjo valgyti to torto. Ir tu dar drįsti taip įžeidinėti savo geriausią draugę? O tu dar ją gini? Tai mano nebe geriausia draugė. Žinai, aš ją pakviesiu gimtadienį. Bus planas, jūs suvalgysit tortą, o aš ją išvarysiu. Ne, torto aš tikrai nevalgysiu. Ak, tu šitaip elgiesi. Tau galas, niekas manęs nepalaiko, visi tik Auksė ir Auksė, Auksė ir Auksė. Planas buvo tavo suvalgyti tortą. Rausvutė pasiūlė, o tu pritari. Rausvutė dar maža, jinai nesupranta, ką sako. Taip, aš irgi nesuprantu, nes aš esu mažutė. Šlikštinė tu. Siaubas. Reikia pasiaiškinti su Sniege. Einu pas ją. Sniege, aš nelabai suprantu, ar tu palaikai Strazdanėlę ir Auksę. Strazdanėlė sako, kad va čia va išvarė ją už tai, kad suvalgė tortą ir šito, o sako, kad jinai Strazdanėlė sakė, kad Auksę pakvies į savo gimtadienį, o po to bus toks planas, kad visi suvalgysis tortą ir neišvarys Auksę. Tai tu Strazdanėlę palaikai ir Auksę. Baltutė. Taip. Aš aišku Auksę palaikau. Dieve, vargšinai. Viskas per tą Strazdanėlę. Tikiuosi, jos daugiau nebedraugaus. Ne, tai aišku, kai Strazdanėlė tai pasielgė. Šitą Auksę, ne Auksę, o jos sesė, tai jinai dar maža, jinai nesupranta, kas sako. Taip, žodžiu, visi palaikom Auksę. Taip, einam žaisti. Ačiū, kad žiūrėjote šį video. Ate.